Labadiena, brangieji, čia aš Nerijus Kasmakovas. Ką tik dabar pamačiau dar vieną video, kur bendrauja Ramanauskas ir jo kažkoks tai draugas. Mes visi jau girdėjom, kad Ramanauskas nori šaudyti tos, kas klauso rusišką muziką, kas žiūri serialus, filmus rusiškus. Dabar atėjo pas Ramanauską draugas, kuris kaip ir norėtų palaikyti Ramanauską ir traktuoja, kad jisai moka mokesčius, jisai pavargo nuo vatnikų ir nuo viso ko kito. Ir ką jisai sako? Jis labai pavargo nuo sovietinio chlamo. Tai noriu jam atsakyti. Jeigu tu pavargai nuo sovietinio chlamo, kuris liko palikimas 91 metais mums Klaipėda, Vilkaviškis, kur Stalinas nupirko iš Hitlerio 7,5 milijonų, kažkur tai rajonai aplink Vilnius, Ignalina. Jeigu tu pavargai nuo to chlamo, nuo visų laikiklių, didelios įtampos elektros, į daug visokių kitų teritorijų, kurie tikrai liko mum nuo sovietinių laikų, ir dabar jisai jau tapo chlamu, dėl to, kad mūsų valdžia viskas, kas buvo, tikrai dirbo mum, padarė viską chlamu. Net tą patį mes visi prieš Rusiją, bet kodėl mes nekalbam apie tai, kad mes prieš Rusiją, bet mums Rusijos rinka reikalinga? Kodėl mes nekalbam, kad Belarusija mums nereikalinga, o rinka reikalinga? Mes nenorim dirbti, ne? Dėl to, kad, kam, čiagi viskas vėlgi Rusija. Pažiūrėk, jeigu tu traktuoji apie tai, kalbė apie chlamą, kuris yra čia, Rusija apsėmė visas įsipareigojimus Tarybų Sąjungos, kuriuos jinai dengia. Dabar Rusija labai sutiktų pasimti chlamą Klaipėdos kraštą, Vilkaviškį, aplink Vilniaus, Ignaliną dalinai kažkokį tai. Ir tos teritorijos, kur yra pastatyti daugiabučiai namai, palikimas sovietų laikų, statė sovietų žmonės į daug kas. Bet aš vieną dalyką matau, kad tu nenori atiduoti tą chlamą, apie kurį tu kalbi. Tu kalbi apie chlamą, apie žmonės, kurie čia gyvena. Ir tu nuo jų pavargai, tu apie tą chlamą kalbi. Tai bet noriu tau pasakyti, tie žmonės, kurie čia liko, jie liko, kiti gal ir norėtų išvykti, bet Lietuva įkalbėjo likti čia žmonėm įvairios tautos ir ten iš Tarybų Sąjungos, kurie buvo. Kadangi reikėjo buvo dirbti atominiai elektriniai jėgainiai, dirbti Baltijos laivų statyklose visur. Negalėjo sovietinis žmogus lietuvis tuo metu, kai buvęs, tapęs greitai lietuvių, uždaryti visas spragas ir dirbti ten, kur reikėjo. Tai buvo neįmanoma. Ir Lietuva vienintelė protingai pasielgė, davė visiems pilietybę, o Latvijai, Estai to nepadarė. Ir dabartinės tu skaitai, kada viskas yra praktiškai sužlugta, jau nebereikalingas tas, galim sakyti, palikonis iš Rusijos, kuris čia liko. Tai reiškia, jisai tampa, kaip tavo žodžiais, chlamu. Tai jeigu tu žinai vieną dalyką, bet koks chlamas turi savo kainą. Tai noriu pasakyti, jeigu tu pasirengęs atsikratyti nuo chlamo, tai su Ramanausku kartu kreipkitės į Rusiją, į konsulatą, kažkur tai rašykite prezidentui Rusijos, jisai be problemų atvyks, pasiims visą chlamą, kuris, kaip jūs šiandien sakot, jum atsibodo, kadangi jisai primena jum Tarybų Sąjungai daug kažką tai panašaus. Kažkaip tai taip, jeigu jūs tokie šiandien didvyriai patriotai kalbėti už nugarų ir laukti savo valandos, tai pradėkite, kad kai paskutinė, atsimena, 91-93 tankai važiavo per Klaipėdą, tai galbūt ir paskutinį tą chlamą įsiveš Rusija ir išsiveš, kaip ir sako, tos žmonės chlamus, mes dėka to chlamo, kuris atiteks Rusijai, gausim ten už ko įsigyti namus, pasirinkti sąlygas, kur Rusijai gyventi. Galbūt rusai daug kas ir sutiks, kadangi dabartinė situacija gyventi su tokiais kaip jūs labai yra baisu, kadangi jumis kažko tai tikėtis šiai dienai baisaus tikrai galima. Jeigu jūs šiandieną žurnalistai aukšto rango šiandieną kalbate taip atvirai apie žudymus žmonių, kurie klauso rusišką muziką, filmus žiūri, tai čia yra katastrofa. O kalbant apie mokesčius, kaip draugas Ramanausko kalba, tai visi mes mokam mokesčių. Pažiūrėkite, nuo 91 metų bendradarbiavimas su Rusija, su Baltarusija, kiek mes gavom pinigų, kiek mes surinkom reikiamą vidaus produktą, kuris padėjo mums gyventi. Mes dabar dar biški gyvename, kas dar yra likęs dar iš tų gerų laikų. Tai jeigu jūs pasiryžėt atsikratyti chlamo sovietų, tai pradėkite derinti su Rusija klausimą, jie atsiųs savo savivarčius, traktorius ir įsiveš savo visą chlamą. Ir aš vis tiek sakysiu, kad ir kaip mane
Visi tie Vaitkusai ir visi tie šitie, kur scrollini TikToką ir za Vaitkusą visi komentarai ironiškai, kuris aiškina, kad nėra vatnikas. Ten, nuo mūsų ta demokratija ir mano savijauta atrodo turi leisti gyventi bet kaip, bet kam. Ir aš, kaip mokesčių mokėtojas, pinigų, kaip žmogus, kuris nebenori vapšė to sovietinio chlamo pas mus, kažkaip juos gaudyti ir šaudyti, ar ten dar kažką daryti, nenorėčiau. Ne, bet tu nesupratai klausimą, juos gaudyti ir šaudyti reikia ne dėl to, kad jie vatnikai, o dėl to, kad jie šūdai yra. Nu,